Iškovota viena pergalė, patirti 2 pralaimėjimai. Kaip vertinate savo auklėtinių žaidimą? Na, iš tikrųjų vertinu tikrai neblogai. Aišku, gal truputėlį daugiau iš Akvilės buvo tikėtasi, bet įvertinus tai, kad priešininkė tikrai turinti labai didelę patirtį. Ir kad tai buvo pirmas mačas, gana didelis jaudulys. Tai kaip ir vertinu merginų pasirodymą tikrai gerai. Dvejetas, tai buvo, kaip sakoma, ribos. Aišku, merginos neišnaudojo keleto šansų pirmam sete, jos 2 kartus nusibreikavo. Turėjom ir Linos ir Justės Servą vesdamos sete, bet kaip tik tuo metu, būtent Ema sužaidė tikrai rizikingus smūgius ir kaip tik rizikuodama jos pataikė. Tai kaip ir, labai gaila, aišku, kad tas rezultatas ne mūsų pusėj, bet iš tikrųjų vertinu, merginos įdėjo savo pastangas, sužaidė tai, ką jos galėjo. Manau, kad viskas yra gerai, viskas tik prasideda. Rytoj taip pat laukia jūsų mačas, poilsio mažai, ar nebus toms jaunoms merginoms, sakykime, psichologiškai sunku atsigauti po šiandieną apmaudžiai pralaimėtų mačų? Na, nemanau, kadangi mūsų merginos jos tenise turi irgi patirties. Tenisas toks dalykas, kai tu atvirkščiai iš pralašimų turi daugiau mokytis. Pralašimai tave turi grūdinti ir tai yra postūmis į priekį. O kaip matot, visos puolė treniruotis, tai aš manau, kad mes rytoj ištrumuosime. O fiziškai nebus krūvio per didelio? Lina, pavyzdžiui, šiandien 2 mačus žaidė. Kaip tu manai, kaip jinai jaučiasi? Turbūt neturėjot progos dar pakalbėti, ar ne? Lina, mes kiek esam Fed Cupų žaidę, Lina beveik visada žaidžia 1-1, tai 1-2, niekada neturėjom problemų, kad jinai pervargtų, ar, ta prasme, visada tai buvo. O Akvilė, kadangi dabar jinai tikrai daug žaidus turnyrų ir, kaip žinot, jinai turnyruose nebūdavo, kad 1 ar 2 ratas jinai eidavo per kvalifikacijas tolyn, jinai įpratus žaisti 4-5 dienas iš eilės mačus, aš manau, kad mes tik įsibėgėjom.